Sveiki visi prisijungę prie naujo epizodo. Turiu jums krūvą šviežių istorijų iš kriptovaliutų pasaulio. Šis sektorius auga taip greit, kad vos spėju viską sekti, bet atrodo, kad jau netrukus kriptožvėris bus paleistas į plačiuosius vandenis. Tad griebkit kavą arbatą, sulčio ar vandens, įsitaisykit patogiai ir pradedam. Jungtinėse Amerikos valstijose, Teksase, na ten, kur kaubojiškos kepurės madingos, jų senatas patvirtino įstatymą, leidžiantį valstijai laikyti bitkoiną kaip oficialų rezervą, šalia dolerių ir aukso. Teksaso kontrolierius prižiūrės rezervą, kuriame bus laikomos kriptovaliutos, kurių rinkos kapitalizacija siekia bent $500 milijardų. Taigi į šį rezervą galės patekti ne tik bitkoinas, bet ir kitos kriptovaliutos, kai pasieks 500 milijardų rinkos kapitalizaciją. O štai Vašingtone taip pat kalbos netyla apie bitkoiną. Kongresmenas Nick Begich pristatė įstatymą pavadintą Bitcoin Act 2025, kuris siūlo JAV vyriausybei nupirkti 1 milijoną bitkoinų ir laikyti juos kaip strateginį rezervą. Today I'm here to make a historic announcement, one that will shape America's economic future for generations to come. Today, I will be introducing the Bitcoin Act of 2025 in the United States House. Now, you know this is a bold and forward-looking legislative initiative designed to ensure the United States secures its financial independence and maintains its leadership in the global digital economy. Tuo tarpu Bitwise paleido naują ETF-ą, skirtą įmonėms, kurios savo ižduose turi bent 1000 bitkoinų. ETF-as, jei kas nežinot, manau, kad daugelis žinot, bet jei ne, tai yra toks fondas, kurį gali nusipirkti biržoje kaip akcijas ir jis seka tam tikrą turtą, šiuo atveju kompanijos kaupiančias bitkoiną. Šis fondas vadinasi Bitcoin Standard Corporations ETF arba OWNB ir jis leidžia paprastiems investuotojams prisiliesti prie bitkoino augimo per tokias įmonės kaip MicroStrategy. Visas kompanijas, kurios patenka į šį ETF-ą, galite matyti ekrane. Ir čia toks įdomus dalykas su šiuo ETF, nes jis gali paskatinti kompanijas, kurios turi atliekamų grynųjų pinigų, nusipirkti tą 1000 bitkoinų vien tam, kad būtų įtrauktos į šį ETF-ą, o papuolę į ETF-o sąrašą būti labiau matomi investuotojams ir galimai pritraukti daugiau investicinio kapitalo į savo kompaniją. Taigi čia yra potencialas įdomioms kriptostrategijoms su tais ETF-ais. Ir vis daugėja įmonių, kurios įtraukia bitkoiną į savo iždą. Čia matome Rumble video platformą nusipirko 188 bitkoinus už $17,1 milijono, vidutiniškai mokėdama po $91 000 už bitkoiną. Mes žinome iš ankstesnių epizodų, kad Michael Saylor buvo susitikęs su Rumble vadovu pakalbėti apie bitkoiną. Ir dabar jau aišku, kad Michael Saylorui pavyko pričiešinti Rumble įsitraukti į bitkoino žaidimą. O mes galime pažiūrėti video iš neseniai vykusios konferencijos, kaip šitas žodžių virtuozas kabina visiems makaronus ant ausų. Bitcoin is immortal capital, right? You can keep your money for 1,000 years. A 10 basis point fee works out to a useful lifetime of 1,000 years. And finally, what we all know in this room is that Bitcoin and digital capital is ethical capital. It's the only thing in this world you can truly own. When the white dwarf comes past your planet, it's going to suck the atmosphere off your planet. A white dwarf is not the same as an asteroid the same size. They're different. Bitcoin is the brightest thing in the financial universe, right? Heat and light. It's the most interesting. It's growing stronger. It's growing hotter, it's growing denser as it draws the capital of the world into its orbit. So when you start to visualize Bitcoin as a digital energy network, what you realize is that trillions of dollars of digital commerce will flow over that network. The banking system of the world is going to rebuild itself on a digital energy network. We're going to have 40,000 banks that'll be settling with each other in real time. Finally,
It's moving billions, tens of billions, or hundreds of billions of dollars an hour over a pure digital network. Na, o dabar peršokam į Rusiją. Ten centrinis bankas sugalvoja leisti turtingiems žmonėms investuoti į kripto. Bet kol kas tai tik bandomoji programa. Žmonės turintys bent 100 milijonų rublių investicijose arba uždirbantis 50 milijonų per metus gali dalyvauti jų 3 metų pilotinėje programoje. Rusija ilgai buvo atsargi su kripto, bet dabar matyt supranta, kad negali ignoruoti šios bangos. Ik šaltiniai sako, kad tai gali būti susijęs su sankcijomis. Na, tame gali būti tiesos, nes mes matome, kad yra pranešimų, jog Rusija pradėjo naudoti Bitcoiną, Ethereum ir stablecoinus, kad prekiautų nafta su Kinija ir Indija, taip apeinant vakarų sankcijas, kurios trukdo tradiciniams mokėjimams. Kalbant apie stablecoinus, Tailande reguliuotojai ką tik pripažino Tether USDT kaip oficialią kriptovaliutą. O JAV pateikė Genius Act įstatymą, kuris aiškiai apibrėžia, kaip stablecoinai veiks Amerikoje. The digital asset community and, more importantly, the American consumers deserve clarity. For far too long, the absence of a regulatory framework has left consumers vulnerable and businesses in the dark. This uncertainty has also stifled innovation here at home in America. That changes today. The Genius Act is a bipartisan step forward in ensuring stablecoins are safe and reliable tools in the financial system. The Genius Act establishes common sense rules that require stablecoin issuers to maintain reserves backed one-to-one, comply with anti-money laundering laws, and ultimately protect American consumers while promoting the U.S. dollar's strength in the global economy. This is about keeping innovation and opportunity on American soil rather than driving it overseas. We are also taking an action today to end the weaponization of financial regulators. Taip pat būsto ir urbanistikos departamentas ėmė domėtis blockchain ir stablecoinais. Jie tyrinėja, kaip šios technologijos galėtų pagreitinti mokėjimus ar padaryti jų operacijas skaidresnes. Tai galėtų reikšti blockchain ir stablecoinų naudojimą būsto subsidijoms ar nuomos sandoriams. Europoje tuo tarpu nelabai tuo džiaugiasi Pierre Gramegna, Europos stabilumo mechanizmo vadovas. Perspėjo, kad jei Donaldas Trumpas toliau stums pro kripto politiką ir dolerio stablecoinai paplis, tai gali pakenkti euro stiprumui. Jis sako, kad Amerika naudodama dolerį ir stablecoinus gali užgožti Europos finansų sistemą. Na, manau, kad jis teisus, stablecoinų dėka doleris taps pasiekiamas bet kokiame pasaulio užkampyje, turint tik telefoną ir internetą. O kol kas doleris vis dar skaitomas kaip saugiausia valiuta pasaulyje, tai žmonės greičiausiai rinksis saugiausią valiutą krizės metu ar savo santaupams kaupti. Gerai, toliau. Cantor Fitzgerald, viena didžiausių privačių finansinių paslaugų įmonių pasaulyje, pradeda $2 milijardų bitcoino finansavimo verslą. Jie bendradarbiauja su Cooper ir Anchorage Digital, kad saugiai laikytų tuos bitcoinus. Tai reiškia, kad jie skolins bitcoinus ar naudos juos kaip užstatą dideliems žaidėjams. Matom, tradicinių finansų gigantai taip pat lipa į kripto traukinį. Bet ne visi tokios pat nuomonės apie bitcoiną. Čia paklausom Franklin Templeton CEO Jenny Johnson. Say that one of the best opportunities now is cryptocurrencies, though crypto has had some problems. What do you tell people that say they want to be in cryptocurrencies? Do you offer the opportunity for people to invest in crypto through Franklin Templeton? Yes, actually we do. So, first of all, I always say that that Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption that is happening in financial services today. So I wish, because every time everybody gets in a conversation about crypto, it leads into a conversation about whether this currency, whether it's Dogecoin or Bitcoin, is of value.
Forget that. That's like a religion. You either get a believer or a non-believer, and they're never going to agree. But blockchain as a technology and what it can do is going to be hugely disruptive. So not only is it going to be disruptive on traditional back offices and just create much greater efficiency, but disruption on business models. Na, paklausėm jos nuomonės, o čia matom būtent, kad jos kompanija Franklin Templeton, valdanti 1,6 trilijonų vertės turtą, pateikė paraišką dėl Spot XRP ETF su Chicago Board Options birža. Dabar jau iš viso yra 17 XRP ETF paraiškų, kurios laukia SEC patvirtinimo. Ir jei jūs galvojate, kad tokie finansų gigantai teikia paraiškas dėl ETF iš neturėjimo ką veikti, tai jūs klystate. Jie tai daro dėl to, kad žino, jog šis produktas bus paklausus ir jie galės uždirbti iš paslaugų mokesčio. O jei 17 kompanijų siekia pasiūlyti XRP ETF'us investuotojams, tai stiprus signalas apie XRP paklausos potencialą. Taip pat SEC priėmė ir pripažino Franklin Templeton paraišką dėl Spot Solana ETF. Ir dar viena didelė Ripple naujiena. Ripple gavo licenciją iš Dubajaus finansų paslaugų tarnybos DFSA, kad teiktų reguliuojamas kriptomokėjimų paslaugas Dubajaus finansų centre. Licencija reiškia, kad Ripple veikia legaliai pagal visas taisyklės ir tai didelis pasitikėjimo ženklas. Ripple kompanija tampa pirmąją blockchain mokėjimų teikėją regione, o jų RLUSD stablecoinas jau perkopė $130 milijonų kapitalizaciją. Brad Garlinghouse sako, kad UAE yra puikia vieta augti, nes ten $400 milijardų tarptautinės prekybos rinka. Ir dar viena naujiena iš Jungtinių Arabų Emiratų. Emirates NBD valstybės valdomas bankas, vienas didžiausių bankų Dubajuje, paleido kripto prekybos paslaugas. Dabar jų klientai gali pirkti, parduoti, laikyti Bitcoiną, Ethereum, Solana, XRP ir Cardano. Toliau. Eleanor Taret, Fox žurnalistė, X platformoje praneša, kad iš 2 šaltinių sužinojo, jog SEC byla prieš Ripple artėja prie pabaigos. Jo supratimu, Ripple gavo $125 milijonų baudą ir draudimą parduoti XRP institucijoms. Bet dabar jie derasi dėl geresnių sąlygų. Jų logika paprasta. Jei naujoji SEC vadovybė nori švaraus lapo ir reguliavimo aiškumo ir jie nutraukia visas kitas kriptobylas, nes kuriamos naujos reguliacinės taisyklės juos išteisins, kodėl Ripple turėtų kentėti už praeitį, jei pagal naujas taisyklės jie nekalti. Ir pabaigai truputis motyvacijos. Kripto rinka kartais būna kaip amerikietiški kalneliai. Kainos kyla, krenta ir tai gali gąsdinti, bet pažiūrėkite į šias naujienas. Valstybės, bankai, įmonės, reguliuotojai visi juda link didesnio kripto priėmimo. O dabar dar paklausykit Jeff Bezos žodžio, ką jis kalbėjo apie akcijų kritimą, kai .com interneto burbulas sprogo. Your stock at one point, I think, went to $100, but then it went down to $6 or something like that. At the peak of the internet bubble, our stock peaked somewhere around $113. Okay. And then after the internet bubble, busted open, our stock went down to $6. It went from 113 to 6 in less than a year. So my annual shareholder that year starts with a one-word sentence, and that one-word sentence is the word ouch. So most of those internet companies of the .com era are out of business. Yeah. You survived. What was it that made you to survive, and virtually the rest of them are gone? That whole period is very interesting because the stock is not the company, and the company is not the stock. And so as I watched the stock fall from 113 to 6, I was also watching all of our internal business metrics, number of customers, profit per unit, everything you can imagine, defects, etc. Every single thing about the business was getting better and fast. And so as the stock price was going the wrong way, everything inside the company was going the right way. And we didn't need to go back to the capital markets. We didn't need more money. The only reason, a financial bust like the internet bubble bursting makes it really hard to raise money.
But, we already had the money we needed. So we just needed to continue to progress. Taigi girdėjot, Amazon akcijos krito, bet pagrindai stiprėjo tuo pačiu metu. Ir pažiūrėkit į Amazon akcijų kainas dabar. Mano nuomonė, tai labai panašu į tai, kas dabar vyksta kripto pasaulyje. Rinka auga, infrastruktūra stiprėja ir man atrodo, kad čia slypi galimybės. Taigi investuokite, žinoma, nepamirškite pasitarti su profesionalais, o naujienas sekite kartu su manimi. Ačiū, kad žiūrėjote, prenumeruokite kanalą, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.